visus smagu matyti, va ir Mykolas atėjo ir smagu prisijungti. Skautai yra vaikų ir jaunimo organizacija, kurios įkūrėjas yra anglas, karininkas, lordas Robertas Baden-Povelis ir kurie vadovaujasi šūkiu Dievui, tėvynei ir artimui. Dar vienas senas ir išmintingas skautas yra pasakęs, skautai tai yra liga, kuriai ačiū Dievui antibiotikų ir priešnuodžių dar niekas neišrado. Ir žmogus, kuris tikrai užsikrečia ir suserga šitą ligą, tai yra visam gyvenimui, tai yra ne tik vaikų ir jaunimo, bet iš tiesų visa programa skirta žmogui nuo darželio amžiaus iki, kaip ten liaudis sako, grabo lentos. Tai štai kokia yra šita organizacija arba štai koks yra gyvenimo būdas, kuris ir vadinasi skautai. O žodis žvalgas tai yra vertinys į lietuvių kalbą, o kaip žvalgas verčiasi angliškai? Skautas. Skautas. Baden-Povelis buvo anglas. Kas prisimenat jo profesiją? Kokios profesijos jisai žmogus buvo? Jisai buvo karininkas ir tarnavo kariuomenėje. Tai mano skautavimo pradžia ir mano skautavimo patirties pradžia buvo 1989 metai, kai Kybartuose dirbo dabartinis Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, tuo metu jisai buvo Kybartų parapijos klebonas ir jis buvo tas, kuris sugrįžo iš beatsikuriančių organizacijų pasitarimo, kokios organizacijos atsikūrė Lietuvoje. Ir jis grįžo ir pakalbėjo su tuo metu Kybartuose dirbusiomis Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seselėmis, kurios dirbo Kybartuose. Ir vienos iš jų, sesers Onutės Šarakauskaitės, paprašė kuruoti beatsikuriančių skautų veiklą ir Onutė pakalbino ir tai buvo tie metai, kai Kybartuose prasidėjo skautų judėjimas. Aram sam sam, guli guli guli, ram sam sam, aram sam sam, guli guli guli, ram sam sam, Arabija, Arabija, guli guli guli, ram sam sam, Arabija, Arabija, guli guli guli, ram sam sam, aram sam sam, guli